Na, komentaras būtų toks, noriu pasveikinti komandą su pergale, o man labai svarbus tie 3 taškai. Džiaugiuosi, kad vaikinai parodė charakterį, daug žaidėm, sakykime, buvo momentų, kad ir didžiąją dalį žaidėm, sakyčiau, tai pirmų numerių, tai kūrėm momentus, kaip ir matėm, pirmam kėliniui turėjom gerą, sakyčiau, momentą susikūrėm, įmušti įvartį, sukūrėm pakankamai standartų, kur, sakykime, prie sėkmės galėjome įmušti įvartį. Aišku, ir varžovas turėjo savo, bet džiaugiamės, kad išlaikėm sausus vartus ir įmušėm įvartį. Tuo ir noriu pasveikinti savo komandą. Jeigu, kaip sakyti, sportas toks dalykas, vieną dieną tu laimi, kitą dieną gali pralaimėti, žinot, bet žiūrint taip, žaidimas gerėja, komunikacija tarp žaidėjų irgi gerėja, tai tuo ir noriu pasidžiaugti, pasveikinti komandą dar kartelį, kad jie atranda ryšį tarpusavį ir tą, ką suplanuojam, tas pradeda veikti, yra džiugu ir tikiuosi, kad tai veiks ir ateityje.